Ačiū. Na, tiesa, pažįstama palyginus. Šiais metais per 50 savaičių Lietuvoje mirė 39 706 piliečiai. Prieš 5 metus, kai mes pradėjome čia darbą, buvom valdantieji, tais metais mirė 1000 žmonių daugiau, 40 689 per tą patį laikotarpį. Bet mes dabar keliam didžiulę isteriką, kiek miršta žmonių kasdien. O kodėl mes nepaklausome, kad 80% Lietuvos gyventojų neturi problemos su COVID-u? Kas jiems atsitiko, kad jie problemos neturi? Kas atsakingas už tai, kad įvertintų jų imunitetą ir pasakytų, kodėl jie neserga? Ir svarbiausia, ką noriu pasakyti, Baringtono deklaracija, kurią pasirašė daugiau negu 50 000 pasaulio mokslininkų ir medicinos praktikų, Lietuvoje jinai visiškai nenagrinėjama ir neaptarinėjama. Kodėl, mėlyjeji? Mes 30 metų kūrėme ydingą medicininę sistemą Lietuvai, kurią kažkodėl vadiname sveikatinimo sistema. Tai mes dabar pjaunam tą derlių, kurį užsiauginom per daug metų. Ačiū. Ar aš galiu tai vertinti kaip pasisakymą, nes komentaro aš neturiu? Dėkui. Klausia Tomas.